Sveiki. Šiandieną toliau tęsiu darbus prie projekto ir turiu planą atlikti dvi užduotis, kurias esu įsidėjęs į backlogą. Ir dabar ekrane, kaip matote, esu atsidaręs Kanban boardą. Pirma užduotis yra susikonfigūruoti domeną tam, kad mes galėtume jį naudoti su Cloudflare Service. Konfigūraciją atliksime ir interneto vizijos pusėje, nes ten esu įsigijęs domeną, ir taip pat šiek tiek konfigūracijos bus Cloudflare pusėje. Antra užduotis yra susitvarkyti mūsų aplinkas. Tai yra, aš noriu turėti development aplinką, noriu turėti staging aplinką ir noriu turėti jau production aplinką. Tai dabar yra, kom skiriasi, sakykime, dev ir staging. Tai į development aplinką aš pasideployinsiu įvairius funkcionalumus, kuriuos noriu aš prasitestuoti. Tai tarkim, tie funkcionalumai nebūtinai bus jau galutinai išbaigti arba taip veiks, kaip aš tikiuosi, bet tarkim, juos pasideployinęs galėsiu pasižiūrėti, ar tai atitinka mano lūkesčius, ar veikia viskas, kaip aš tikiuosi. Ir jeigu viskas yra tvarkoje ir tas funkcionalumas jau yra paruoštas būsimam naudojimu, tuomet aš šitą kodą iš development aplinkos jau sumeldžinsiu į staging aplinką. Tai staging aplinka turės jau kodą, kuris bus paruoštas kažkada deployinti į production. Tai reiškia, mes turėsim tokią kaip stabilę versiją, tenai galėsim susidėti aplinkos kintamuosius, kurie, sakykime, kažkaip labiau gal atkartos tą production versiją mūsų aplikacijos. Ir kažkada, kai jau būsim pasiruošę į tą pirminį MVP, tai yra turėsim jau kažkokią stabilę pirminę mūsų projekto versiją, iš tos staging aplinkos jau mes mergysim į production aplinką. Taip, mūsų production aplinka tai yra mūsų main branchas, tai yra pats pagrindinis branchas, iš kurio kodas jau visą laiką keliauja į production. Galime dabar pirmą užduotį perstumti čia in progress ir pradėti tada konfigūraciją. Tai dabar eisime pirmiausiai Cloudflare, pridėsime mūsų domeną ir tuomet jau pridėję domeną matysime rekomendacijas, kokius įrašus reikia pakeisti. Esam Cloudflare svetainiai ir dabar mums reikia tiesiog paprastai paimti ir pridėti domeną, spaudžiant šitą mygtuką Add Site. Dabar mums reikia šitoj vietoje Enter Domain Name įvesti projekto domeno pavadinimą. Štai aš įvežiau domeno pavadinimą bigcitylovers.com, spaudžiu Continue ir čia mums rodo, kad pasirinkite planą. Mes einame į pačią apačią, renkame šiam momentui nemokamą planą, štai šitą ir spaudžiam Continue. Kaip matome, dabar prasidėjo DNS įrašų skanavimas, tai turėtų pateikti kažkokias informaciją, ką ir kur mums reikia sukonfigūruoti. Tai čia dažniausiai irgi užtrunka ten keliolika sekundžių, kol mes gauname tą informaciją. Štai Cloudflare praskanavo, čia rodo tokią informaciją, kaip dabar yra sukonfigūruotas domenas, bet būtent interneto vizijos pusėje, spaudžiam Continue, vėliau čia kažką pasikoreguosime, ką mums reikės. Taip, ir dabar mums siūlo pasikeisti name servers. Tai šiuo atveju čia galite pasižiūrėti tą pilną informaciją, kad tam, kad aktyvuotų, mes turime pakoreguoti name servers. Tai dabar galime eiti žemyn, pasižiūrėti. Ir štai čia matome, yra nurodoma, kokius name servers reikia naudoti, tam, kad paskui galėtų patvirtinti mūsų domeno nuosavybę. Tai aš galiu nusikopijuoti šitus name servers abudu, tai dabar tikrai aišku, tą darysim po vieną. Štai nusikopijuoju name servers. Ir šiuo metu man reikia nueiti tada į interneto viziją. Štai aš esu interneto vizijoje. Aš čia nerodau viso lango, tiesiog tai parodau tą dalį, kurią jūs matysite užėję į savo domeną, jeigu esate nusipirkę domeną per interneto viziją. Tai dabar čia spaudžiu inicijuoti vardų serverių keitimą. Taip, dabar čia nurodau pirmą serverio pavadinimą. Dabar pasiemam antrą serverio pavadinimą. Štai čia ir spaudžiam inicijuoti. Dažniausiai, kaip ir čia rašo, gali užtrukti iki 24 valandų, bet kiek aš pasižiūrėjau, esu tos keitimus daręs, tai dažniausiai užtrunka 15-30 minučių. Gerai, tai dabar, kaip ir minėjau, mūsų tikslas buvo čia susidėti šitus name servers ir palaukti, kol suvaikščios visi tie konfigūraciniai dalykai. Tai spaudžiu Continue. Taip, dabar čia prašo atlikti keletą dar žingsnių prieš galutinai jau pabaigiant visą konfigūravimą. Tai siūlo mums visą laiką perrašyti HTTPS. Mes tam paliekame kaip defaultą, tai yra visą laiką yra įjungta. Taip, toliau Save spaudžiam. Dabar mūsų klausia, ar norime visą laiką naudoti HTTPS. Pasižymim taip, spaudžiam Save. Ir trečiam žingsnį mums siūlo naudoti kompresiją. Iš tikrųjų labai nesidomėjau, kokie yra būtent čia šito funkcionalumo
niuansai, bet kadangi tai yra tas defaultinis pasiūlymas, tai reiškia, greičiausiai viskas ten yra tvarkoje su šitu pasiūlymu, spaudžiam save. Ir turime mūsų visą apžvalgą, kokius šitos 3 punktus įvykdėm. Žiūrim visur sudėjom on, viskas tvarkoje, spaudžiam finish. Ir dabar matome, kad mes esame jau visus šitus dalykus susitvarkę, beliko dabar sulaukti, kada vaikščios visi šitie DNS įrašai. Galėsime pasikeisti dar keletą įrašų tam, kad jau mūsų domeną priparkuoti prie Vercel serverio. Grįžtame atgal į mūsų Kanban boardą ir dabar mums reikia pasižiūrėti antros užduoties aprašymą. Ir kaip matote, čia yra 2 punktai. Pirmas punktas, apie ką anksčiau kalbėjau, GitHub'e sukurti 2 brančus. Ir antras punktas yra sukonfigūruoti Vercel mūsų aplinkas. Taip, galime dabar nueiti į mūsų repozitoriją tada. Aišku, prieš tai mes įdėsime, kad irgi yra in progress. Štai esu repozitorijoje mūsų frontendinės dalies. Ir dabar mums reikia susikurti tuos 2 papildomus brančus, kaip minėjau, staging ir development. Tai mes turime dabar pagrindinį brančą, main branch. Ir mums reikia tiesiog dadėti dar keletą brančų. Tai galime čia atsidaryti View All Branches. Matome, yra tik vienas brančas. Ir čia galime tiesiog paimti ir susikurti naują brančą. Taip, tai nurodomas source šaltinis, tai yra nuo kurio brančo mes susikursime naują brančą. Tai mes turime dabar main brančą, vienintelį, tai aiškus, kad daugiau nėra nuo ko atsibranchinti. Tai dabar rašome, kaip ir prieš tai minėjau, staging. Tai čia bus mūsų tas antras brančas, kuriame jau bus tas stabilus kodas, mes tenai galėsim testuoti aplikaciją, kuri jau bus jau artima tai visiškai production versijai. Taip, sukuriam šitą brančą. Štai matome, turim staging. Ir dabar mums reikia sukurti development brančą. Irgi atsibranchinsim nuo maino. Štai spaudžiam create new branch. Ir turime 2 papildomus brančus, develop ir staging. Sekantis žingsnis, turime prisijungti prie vercel.com ir tenai susikurti mūsų naują projektą. Tai galime tada perėti tiesiai vercel.com. Štai esu Vercel dashboard'e. Ir dabar tokia rekomendacija, kai kursite savo paskyrą, jeigu turite jau GitHub accountą, tai naudokite autentifikaciją būtent GitHub'ą. Tai bus iš karto paprasčiau prijungti visas jūsų repozitorijas, kurias turite GitHub'e prie Vercelio. Nereiks papildomai dar kartą autentifikuotis. Tai aš dabar paspausiu dešiniai mygtuką Add New ir dabar čia galima pasirinkti, ką mes norime pridėti. Tai šiuo atveju aš dabar noriu pridėti projektą. Štai rodomas dabar yra repozitorijos, kurias aš turiu. Ir matote, rodomas yra mano asmeninis accountas, tai yra mano asmeninė paskyra. Ir kaip minėjau, kai susikūrėme organizacijos projektą, tenai yra skaitoma kaip tarsi atskira paskyra. Nes būtent repozitorijos yra priskirtos tai paskyrai, arba mes galime turėti repozitorijos, kurios yra asmeninės. Tai šiuo atveju tiesiog iš dropdowno aš pasirinku kitą paskyrą, tai pasirinku kaip Big City Lovers. Ir matome pasirinkus Big City Lovers, aš jau matau savo šitą repozitoriją bcl-fe, tai yra frontendinė mūsų dalį. Ir tada spaudžiu import. Štai klausia, ar project name tas pats bus, tai mes galime pasilikti visiškai tą patį kaip repozitorijos pavadinimą. Taip, toliau frameworkas, kurį naudosim, yra Next.js, root directory paliksim tokia, kokia yra. Ir viskas, ir čia praktiškai daugiau nėra ką šiuo metu konfigūruoti, galime iškart spausti deploy. Štai matome jau viskas rodo, kad projektas sėkmingai padeployintas, tai mes dabar galime spausti continue to dashboard. Štai, ir dabar matome, kad mes turime čia mygtuką visit, galime paspausti visit ir turėtų atidaryti mūsų projektą. Matome, mūsų projektas nelabai spūdingas, aš čia biškai padidinau, turime Hello World. Štai grįžau atgal į mūsų Vercel dashboardą. Taip, dabar mes galime eiti ir pasižiūrėti, kaip mums susikonfigūruoti visus Git nustatymus. Tai šitie nustatymai yra va šičia viršuje, kur yra šita juosta meniu. Spaudžiame Settings ir atsidaro puslapis, kuomet galime atlikti įvairius nustatymus susijusius su mūsų projektu. Tai svarbiausias meniu punktas yra Domains, kadangi mes norime pasidaryti tas minėtas aplinkas. Ir pats Vercel mums duoda subdomeną, būtent projekto subdomeną, kurį mes galime naudoti ne tik tai kaip production, bet naudoti, sakykime, ir development aplinkai.
Staging aplinką greičiausiai aš norėčiau pasidaryti ant mūsų projekto jau subdomeno, tai yra ant Big City Lovers, tai būtų staging.bigcitylovers.com, o būtent development aplinką naudoti tik tai su Verselio subdomenu. Tai aš dabar nueisiu čia į edit ir kaip matote, čia yra domenas ir mes galime apačioj nurodyti, kad mūsų git branchas būtent šitam subdomenui Verselio naudotų mūsų development branchą, develop. Tai spaudžiam save. Ir kaip matote, dabar rodo, kad jau yra priskirtas develop branchas. Tai reiškia, viską, ką mes sumerginsim į develop, visi pakeitimai bus pasiekiami būtent šituo subdomenu. Dabar, kad mes pasikurtume staging aplinką ir turėtume production aplinkas, tai mums reikia jau priskirti savo domeną. Kadangi jau praėjo laiko, kol aš čia įrašinėjau šitą video, tai bus jau visi duomenys tenai suvaikščioję, kas liečia Cloudflare, tai galime dabar pridėti mūsų jau projekto pavadinimą. Štai atsidarė pop-upas, reikia pasirinkti vieną iš čia esančių opcijų. Trumpai, tai pirma opcija nurodo, kad mes naudosime kaip pagrindinį projekto URL su subdomenu, su 3W raidėm. Ir jeigu vartotojas nueis į versiją be 3W raidžių, jis bus nukreiptas į šitą pagrindinę versiją. Antra opcija yra atvirkštinė, kad pagrindinė versija domeno yra be 3W raidžių, o jeigu bus įvestos 3W raidės, bus nukreipta į šitą pirmą versiją. Na ir trečia opcija yra, kad visgi naudoti tik šitą, o su 3W raidėm iš vis bus ignoruojamas arba ten išmes klaidą ir panašiai. Tai aš pasirinksiu antrą opciją, man labiausiai priimtinas, kad pagrindinis domenas yra be 3W raidžių. Spaudžiu add. Štai matome informaciją, ką mums dar reikia pasidaryti, kad galėtume pilnai jau pridėti mūsų domeną. Čia matome, kad reikės pridėti nukreipimą į šitą serverį ir taip pat reikės įrašyti eilutę, kad būtų kontroliuojami mūsų subdomenai. Gerai, tada nusikopijuokime šitą IP adresą. Ir dabar eikime į Cloudflare. Štai matome pranešimą, kad viskas sėkmingai buvo pridėta. Tai dabar pabandykime čia šone nueiti į DNS įrašus. Štai čia aš turiu iš seniau likusius DNS įrašus. Tai aš dabar ištrinsiu šitą įrašą. Taip, čia šitas įrašas, galim tiesiog įsitrinti. Ir čia mes galime dabar susitvarkyti šitą A tipo įrašą. Tai dabar čia galime įdėti eta, kad tai yra root domenas. Tai dabar šitą pasirinkam, paliksim proxy, spaudžiam save. Ir dar papildomai mums reikia pridėti CNAME. Ir dabar mums reikia nusikavėti CNAME. Tai pasirinkam šitą CNAME. Matote, tipas bus CNAME. Šitoj vietoj name įvesime 3W. Ir čia bus mūsų reikšmė, kurią reikia įdėti tenai. Taip, pridedam įrašą, pasirenkam CNAME. Čia 3W raidės. Čia įdedam domeną ir spaudžiame save. Dabar galime grįžti vėl į Vercel, pasitikrinti. Matome, dabar iškart yra atnaujinama. Žiūrime, ar viskas sėkmingai. Turėtų būti tvarkoje, toj sugeneruos SSL sertifikatą. Matome, viskas yra gerai. Ir dar vienas dalykas liko ką pasidaryti, tai prisidėti staging. Taip, suvedžiau šitą subdomeną, spaudžiu add. Čia visiškai tas pats yra. Reikia pridėti tą patį CNAME būtent šitam staging subdomenui. Tai netgi galime nieko nekopijuoti. Einame atgal į mūsų Cloudflare. Taip, dabar matome, kad mes čia turime va šitą CNAME. Tai galime pridėti naują, vėl pasirenkam CNAME, tada rašome čia staging ir čia galime tiesiog iš čia nusikopijuoti tą pačią reikšmę, spausti save ir dabar bus pridėta. Tiesa, vienas dalykas, ką reikia būtinai susitvarkyti, tai nueiti čia, kur yra meniu punktas SSL TLS ir čia rekomenduoju jums pasikeisti iš flexible į full. Gerai, dabar galime grįžti mes atgal į mūsų Vercel. Štai dabar vyksta patikrinimas, matome, viskas yra tvarkoj. Taip, dabar čia galime pasižiūrėti prieš tai visus atliktus nustatymus. Tai kaip ir kalbėjome, mūsų šitas subdomenas iš Vercel pusės naudoja develop branchą. Dabar Big City Lovers, kuris yra production mūsų aplinka, galime pasikoreguoti ir pasižiūrėti, ar naudoja teisingą branchą, taip naudoja būtent mainą.
viskas tvarkoj. Dabar šitas staging.bigcitylovers mums reikia, kad jisai naudotų ne main, o mums reikia, kad naudotų staging. Štai čia dabar pakeičiau į staging ir spaudžiam save. Ir matome, kad pridėjo mūsų subdomeną, viskas yra sėkmingai. Mes dabar galime susimažinti langą ir tuomet pabandyti atsidaryti kiekvieną iš šitų mūsų domenų ir subdomenų. Tai pradėkim nuo staging. Matome staging, subdomenas, rodo hello world. Gerai, uždarykime, dabar pabandykime atidaryti su 3W. Matome, įvyko nukreipimas, jeigu pasižiūrim 3W nebėra, bet nukreipia į pagrindinį mūsų domeną. Tai dabar atsidarykime pagrindinį domeną, matome irgi viskas sėkmingai. Ir dabar atsidarykime mūsų jau Vercel, kuris rodo development aplinkos jau versiją. Irgi viskas tvarkoj, hello world. Kadangi pas mumis čia visur yra visiškai ta pati versija, tai yra pas mumis buvo main branchas, kuris turėjo šitą hello world, o mes tas kitas aplinkas susikūrėme nuo main brancho. Gerai, galime grįžti dabar į mūsų backlogą. Ir mūsų backlog'e galime jau pažymėti šitą irgi užduotį pilnai kaip pabaigtą. Tai yra mes viską sukūrėme, ką reikėjo. Jeigu dar kartą atsidarysime, galime matyti, kad pas mumis reikėjo sukurti branchus, tai reikėjo sukurti development ir staging branchus. Ir reikėjo sukonfigūruoti aplinkas, tai yra production, staging ir development aplinkas. Tai visą šitą atlikom. Tai dabar tenai nustūmėm į done. Papildomai pažymim, kad issue yra closed ir uždarome. Sėkmingai atlikome abi užduotis, viskas veikia kaip ir tikėtasi, o sekančiam video tuomet jau kursime tą landing page'ą, bus galimybė vartotojai užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškį. Na ir kaip minėjau, kad visus šitus dalykus visgi turėjome pasidaryti pirmiau, tam, kad vartotojas galėtų pasiekti šitą puslapį, kurį planuojame kurti kitam video. Kitu atveju būtume turėję tik tai tą lokalią versiją, kurią būtume galėję patys pasižiūrėti arba čia Vercelyje, bet nebūtų prieinama naudojant mūsų projekto domeną. Tai šiandien tiek ir iki sekančio.